Pelenė. Kartą gyveno turtingas našlys. Jis vedė antrą kartą. Naujoji jo žmona buvo niūri kaip čiurna. Ištekėjusi, ji atsikraustė į naujuosius namus su 2 savo dukterim, tokiom pat bjauriom kaip ir ji. Visos 3 įsikūrė rūmuose ir ėmė vaidinti kilnias damas. Tačiau laikui bėgant, joms vis sunkiau darėsi slėpti savo blogą charakterį. Pelenės tėvui mirus, ji tapo jų tarnaitė. Pelene, neužmiršk nuvalyti sienų, išplauti grindų. Visi ūkio darbai vėluoja. Kasdien jos sugalvodavo vargšei mergaitei naujų užduočių, bet ji visus pažeminimus priimdavo nuolankiai. Paklausykit, mergaitės, turiu jums naujieną. Princas kviečia mus į balių karaliaus rūmuose. Mamyte, būtinai turime vykti. Mums reikės naujų drabužių, batų, papuošalų. Pelene, tu liksi namuose. Juk neturi rūbų, esi per daug kvaila. Net nusilenkti nemoki, tarė jai sesuo. Skaudama širdimi, bet nesiskųsdama, Pelenė darė viską, kas sesės jai liepė. Sušukuok man plaukus, tik atsargiai. Argi aš negraži, Pelenė? Erzino ją sesė. Šį vakarą būsiu nuostabi ir princas žiūrės į mane. Ne į tave, o į mane, purkštavo kita. Ne, į mane. Mergaitės, barė jas mama, argi taip elgiasi tikros damos? Kai tik tos 3 čiurnos kareta išvažiavo į balių, Pelenė verkė. Vargšė aš, likau čia vienutėlė. Nenusimėk, tarė ištikimas jos draugas šuo. Tie baliai viena nuobodybė, visos tos pasipūtusios ponios, tie vyrai aptemptais kostiumais. Ten juk princas, atsiduso Pelenė. Nors Pelenės draugai ramino ją kaip manydami, jie negalėjo paguosti jos vargšės širdelės. Staiga maža žvaigždutė perskrodė dangų ir nukrito tiesiai Pelenei kojon. Ak, visada tas pats, pasigirdo silpnas balsas. Galėjau uždusti ten viduje, tiek nedaug vietos. Šita žvaigždutė tokia jau maža. Kitą kartą pasirinksiu kitą, didesnę. Štai ir aš. Pelenė išsigando. Šalia jos stovėjo nedidelio ūgio moteris. Apvalutė, apsivilkusi ilgą aksominę suknelę. Rankoje ji laikė stebuklingą lazdelę. Nebijok, aš fėja, tavo krikštamotė. Paskubėkime, negalime gaišti nė vienos minutės. Fėja ištarus paslaptingus žodžius
sužibo tūkstančiai žvaigždžių. Mostelėjusi stebuklinga lazdele, fėja pavertė peles arkliais, voveraites leopardais. Didžiulį moliūgą nustatė pulsuota vieta. Bet ką jūs darote? Klausė nustebusi pelenė. Dar nesupratai? Tu vyksti į balį pas princą. Pas princą? Pelenės akys sužibo iš laimės. Pažiūrėkime, ar tik ko nors nepamiršau. Dieve mano, tu kur vežėjas? Šį vakarą, brangusis mano šuneli, užmiršk savo uodegą ir ausis. Tu nuveši pelenę į balį. Viskas, pavargau. Nieko nuostabaus, aš juk pasenau, man jau 300 metų. Fėja atsisėdo, ramiai atsiduso. Nagi, peleni, ko lauki? Lipk į karietą. Taip apsirengus? Ne, ką tu, su nuostabia suknele. Na, stebuklingoji lazdelė, padirbėk. Tavo akys žydros, plaukai šviesūs, jau žinau, kas tai tinka. Staiga pelenė sužibo tūkstančiai žvaigždžių ir netrukus ji buvo pasipuošusi nuostabia aukso spalvos aksomine suknele ir puikiais krištoliniais bateliais. Bet būk atidi pelenė, kai išmuš dvylika, gerai dings ir tu privalėsi sugrįžti. Visos karalystės princesės dalyvavo balyje, pasipuošusios savo gražiausiomis brangenybėmis. Jos būriavosi aplink princą, norėdamos patraukti jo dėmesį. Tik staiga it šviesos spindulys salėje pasirodė pelenė. Princas tuoj pat nuėjo jos pasitikti, braudamasis pro jį konspikusias damas. Paėmęs gražiąją merginą už rankų, pakvietė ją šokti ir šoko su ja visą vakarą. Aš kažkur esu mačiusi tą merginą, galvojo pamatė. Didelio laikrodžio rodyklės sukosi negailestingai greitai ir netrukus išmušė 12. Pelenė nepaprastai išsigando, ištrūko iš princo rankų ir pabėgo. Tačiau skubėdama pametė vieną krištolinį batelį. Kaip ir sakė fėja, tėvai išnyko. Karieta tvirto į moliūgą, arkliai į pėdytes, o šuo šokinėjo lotais iš laimės. Gražioji princesė vėl vilkėjo senus savo drabužėlius. Tai gražiausia mano gyvenimo naktis. Aš šokiau su princu po žvaigždėtu dangumi. Įsimylėjau, prisipažino pelenė ir pridūrė. Dėkoju tau 1000 kartų, fėja krikštamote.
labai ačiū. O dabar man reikia eiti namo. Kelias ilgas. Kas? Toji mergina? Princesė? Turiu ją surasti. Netgi jei man tektų keliauti per visą šalį, eiti iš namo į namą, aš privalau ją surasti. Kartojo sau princas. Laimė, ji pametė vieną batelį. Klausyk, Lafajetai, rytoj auštant tu iškeliausi su šiuo bateliu. Tegu visos karalystės merginos jį pasimatuoja. Ta, kuriai tiks šis batelis, taps mano žmona. Ką? Auštant visos karalystės merginos atsidus tarnas. Taip, su pirmaisiais saulės spinduliais. Prieš tai pakartojo princas. Laikydamas rankoje batelį, princas įkūrė vaikštinėjo po sodą, galvodamas apie gražią mergaitę. Jis negalėjo užmigti. Kitą dieną, apėjęs daugybę namų, tarnas pasibeldė į tų pikčiurnių duris. Pelenės sesės iš visų jėgų stengėsi įkišti koją į batelį, bet veltui. Jų kojos buvo per didelės. Ar daugiau mergaičių šiuose namuose nėra? Klausė tarnas. Ne, nėra. Va, tik viena nevalyva tarnaitė. Toks įsakymas, pone. Visos karalystės merginos privalo pasimatuoti batelį. Neatstojo tarnas. Kaip tik? Nuostabu. Taigi, sušuko tarnas. tą pačią akimirką pelenė išsitraukė iš kišenės kitą batelį. Tuomet fėja krikštamotė vėl ėmėsi savo darbo. Akimirksniu savo stebuklinga lazdele ji pakeitė tarnaitės skarmalus į princesės suknelę. Kokia ji graži, stebėjosi seserys. Abi atsiklaupė prie jos kojų, prašydamos atleisti už visas jai padarytas skriaudas. Pelenė, kuri buvo ne tik labai graži, bet ir labai gera, nesuabejojo. Aš jums atleidžiu, nusišypsojo. Ta vakarą Pelenė vėl susitiko su princu rūmų sode. Pirmą kartą jie pasibučiavo ir pasižadėjo vienas kitą amžinai mylėti. Esu susijaudinusi, tarė sena pelė, verkdama iš džiaugsmo. O ten aukštai danguje švelniai šypsojosi apskrita veido žvaigždutė.